žymaus britų aktoriaus ir humoristo Charlie Chaplino paklausė: ką jūs rinktumėtės, rojų ar pragarą? Į ką Metras atsakė, cituoju: pagal klimatą rojų, pagal kompaniją pragarą. Taigi, kita šio vakaro nominacija – metų citata. Dėmesys į ekraną. Pirmoji nominacija – Lietuvos Seimo narys Pekeliūnas vietoj dalyvavimo Seimo sesijoje išvyko slidinėti į Italiją už valdiškus pinigus. Ir taip pasiteisino. Citata: esu kaltas, bet esu ir nekaltas. Citatos pabaiga. Antroji citata iš Justino Marcinkevičiaus pjesės Mindaugas. Kas ir kada galėjo pagalvoti, kad Lietuvoje lietuviams būtų ankšta. Trečioji. Žiemą, žvelgdamas pro langą, vis jaudinus, kad žmonės gali nenueiti kur reikia. Štai ponas, klampojantis per gilų sniegą, toks panašus į kolūkietį. Moteris, stumianti automobilį, visai kaip tarybinė. Žiema labai kenkia Lietuvos įvaizdžiui. Citatos pabaiga. Juozas Erlickas. Taigi, laimėtojas gyvasis Lietuvos kultinis humoro klasikas Juozas Erlickas.